Būrelis sąžinę pametusių ir asmeninės naudos bet kokią kainą siekiančių asmenų, naudodamiesi valstybės resursais bei gale, visomis priemonėmis siekia išlikti valdžioje. Iš drąsios šalies, kurias skelbėmės esą, beliko įžūlus, nesiskaitantis su žmonėmis, negirdintis jų politinis elitas, besipuikuojantis arogancija, žongliruojantis manipuliacijomis, kad žemintų, kad priešintų, kad suskaldytų. Tapome nuvaldytą šalimi. Lietuvoje gyventojų mažėja taip sparčiai, kad pagal šį rodiklį užimame 2. vietą pasaulyje. Nebeliko pagarbos motinystei, tėvystei, emigracijos mažinamo ar išeivių susigrąžinimo programos nėra šūkių, tai yra šūkių rinkiniai, paprastai biudžeto pinigams įsisavinti. Paramą ir globą šeimoms auginančioms mūsų ateitį pakeitė prievarta brukama lytiškumo ir LGBTQ propaganda. Apsimeta tariamų rūpesčių smurtu prieš moteris, Stambulo konvencijos pagalba brukama socialinės lyties su jos 72 lyčių išvesties ideologija. Lietuvoje sparčiai naikinama moralinė atskaitos sistema apskritai. Visais būdais, visomis priemonėmis siekiama išstumti krikščioniškasias vertybės kaip bendražmogiškuosius sugyvenimo principus per įstatymų leidybą, per teisės aiškinimą teismuose, per viešąjį diskursą žiniasklaidoje ar ideologizuotas programas mokykloje. Skepticizmas virsta cinizmu. Bažnyčia nustumiama į viešo gyvenimo paribius, prisidengiant konstitucinių valstybės ir bažnyčios atskirumo principų. Tačiau širdis traukia čia. Čia mano namai, čia mano šeima, čia mano kraštas. Čia mano meilė, Lietuva.